Šiandien gerbėmiai apžiūrėsime jau trečiąją versiją Crowno kaitiklio nuo Juvel gamintojo. Buvo pirmas visai neblogas ir netgi būnant parodoj pastebėjau labai daug kas naudoja kaip samplus paragavimui skysčių būtent pirmąją Juvel Crowno versiją. Antroji versija pagal apžvalgas viskiausiai sakė, kad ten yra tiesiog nesąmonė. Bet paragavęs trečią versiją, o antrąją negaliu kažkaip nuo jo atlikti. Ir būtent šiandien mes tai ir apžiūrėsim, kuom jis yra geras, ant kiek čia yra geras skonis, kas yra per lokas ten viduje, ko dar aš pavyzdžiui nežinojau, bet patiko būtent toks sprendimas. Ir ar jis yra iš tiesų toks, apie kokį jį visi kalba. Tai šiandien apžiūrėsime Crown Juvel trečiąją versiją. Visų pirma, mes telkim akį į pačią dėžutę. O dabar nuėmus būtent šitą tokią geltoną juostelę, taip pat atlaipinus visą plasmasę, kuri yra užklijuota iš šono, čia yra toks kaip šonė lipdukas, kurį reikia tiesiog nuimti. Štai, viskas. Dabar galima atidaryti mūsų kaitikliuką ir matome visai neblogą derinuką ir rinkinuką. Kas yra pačioj komplektacijai? Pats kaitiklis jau su įmontuotu viduj koilu, papildomas kaitinimo elementas 0,5 ohmų nuo 7 iki 8 vatų, papildomas stikliukas, neduok dievė sudužtų jūsų stiklas, tai turėtume taip pat ir papildomą stikliuką, štai tokį permatomą gražų naują. Čia yra ne viskas, dar būtinai reikia pakelti būtent štai šitąją dalį, kad surastume, kas yra dar po apačia. Atpakavus šitą tokią dėžutę gražią, kur matome kažką geltono. Čia yra mūsų raktas, apie kurį mes pakalbėsime šiek tiek vėliau ir kam jisai yra skirtas. Taip pat yra viršutinė gumytė geltona, kad uždėt mūsų, jeigu ką netyčia, ant pačio mūsų kandiklio. Taip pat galime surasti daug labai viskiau skirtingų gumyčių ir tarpinių. Pakelis, kad nesikauptų drėgnumas. Varningas ir taip pat mūsų authenticationas, kad netyčia mes žiūrėtume mūsų serial kodą ir ar mes negavome kokią nors fake arba tiesiog kopijos, liaudiškai tariant. Tai čia viską paaiškina, kas yra viduj, kas yra iš šono, kas yra išorėje, kur galima susisiekti su gamintojais ir kokios čia yra dalis. Tai viskas yra parašyta būtent štai čia. Kągi maždaug tokia yra komplektacija, dabar šiek tiek iš arčiau pažiūrėkime mūsų patį kaitikliuką Juvel Crown 3. Kai matome drip tipas yra 50, reiškia be visokiausių problemų galima bus įsimesti jūsų mėgstamą drip tipą, jeigu pas jūs aišku tokie yra, dydis yra 50. Toliau norint įpilt skysčio arba žiūrim tiesiog jo dalis, reikia tiesiog vieną pilną pasukimą padaryti į kairę pusę, viskas nusiema. Kas yra iš karto nelabai fainai, kas man nepatiko, kad skylės įpilimo yra kartais per mažos. Aišku, jeigu mes naudojam tiesiog kosmosinį buteliuką, tada viskas šį telpa tikrai gerai. Bet naudojant kažką, pavyzdžiui, kaip premium buteliukus ir jeigu mes norim tiesiog įpilti skystį, jį būna labai dažnai, kad tiesiog išteka viskas ir kas yra nelabai smagiai. Tai būtų labai fainai, jeigu būtų skylės šiek tiek didesnės. Kai matome, čia yra lock, kas tai tokia yra? Būtent ta konstrukcija laiko visą mūsų kaitiklį ir mes dabar negalėsim atsukti normaliai nieko. Bet norint būtent tą padaryti, mes paimam mūsų atsuktuvėlį ir tiesiog į dešinę pusę atsukti, į kairę pusę užsukti. Viską tai tiesiog atsukam, jis iškrenta ir viskas, dabar galime viską realiai atsukti ir pažiūrėti, kaip toliau jisai susideda. Iš karto atsukus apatinę dalį, galim pastebėti mūsų patį koilą, kurį galima aišku išimti ir neatsukinėjant būtent šito lokinimo varžtuko. Kas čia yra gerai, kad jo čia nereikia įsukinėti, daugiau nereikės jums purvinti savo rankų, kadangi dažniausiai koilas įsuka iš viršaus ir jie būna tiesiog pilni skystėje. Dabar jis yra daug paprasčiau ir daug linksmiau. Tiesiog paimam už mūsų patį koilą ir tiesiog reikia ištraukti. Viskas, koilas yra ištrauktas. Kalbant apie koilą antrą, kuris eina taip pat komplektacijai. 0,25 ohmai 8 ir 9 vatų. Reiškia, galiu drąsiai teikti, kad koilas, kuris yra viduj, yra galingesnis garų kiekiu. Norint išgauti tiesiog daugiau šiek tiek skonio, galima naudoti koilą, kuris eina komplektacijai 0,5 ohmų ir tada skonio bus tikrai daugiau. Bet galiu pasakyti drąsiai, kad iš jų abiejų skonio yra daugiau. Bet garų būtų iš šito, kur yra mažiau ohmų. Kalbant apie čia, kur yra mažiau ohmų. Stainless steelas, reiškia, drąsiai galima garinti ant temperature controlo ir jokio dry hito tiesiog nejaust, kas yra labai fainai ir tiesiog gerai.
Norint įpil skysčių, kaip minėjau, reikia tiesiog įpil visą laiką per viršų. Jeigu pas jūs yra naujas skaitikliukas, reiškia mes atsukam mūsų bazę, išimam koilą ir į patį vidų šiek tiek lašelių būtinai reikia į varvint skysčio, kadangi norint tiesiog įpilt per viršų, ne į koilą, reikės tiesiog ilgiau palaukti. Ir būna, kad vis tiek paima degėsis. Tad visą laiką turint naują koilą arba įdėjus iš kontaktus naują koilą, tiesiog nupirkus skaitiklį patį naują, reikia būtinai įpilt skysčio būtent čia į patį koilą į vidų, bet labai ir labai nedaug. Porą lašelių to pilnai užtenka. Tada įdedam mūsų koilą tiesiog štai čia ramiai į vietą, pasukam jį, kad vata matytųsi pro šonus, kadangi čia per šonus matosi mūsų vatos šonai, tai įpilam skysčio, palaukiam minučių 2-3 ir galime tiesiog drąsiai pereiti per garinimą. Taip pat, jeigu pas jūs yra bet kuris kitas naujas skaitiklis, reikia daryti lygiai tą patį. Taip pat pradėti garinti ne ant maksimalių vatų, kuriais jis leidžia, bet ant šiek tiek mažiau. Tarkim, jeigu maksimali riba yra 100 vatų, reiškia pradėkim garinti nuo 100 arba 50, o tada galima laikui bėgus, praėjus 10 minutų galima pereiti prie maksimalaus vatažo. Kalbant šiaip pažiūrėjus į patį visą skaitiklį šiek tiek iš arčiau. Kai matome yra tokia kaip linija min, reiškia būtent iki čia gali būti su skysčio mažiausiai. Kalbant apie tai, jeigu skysčio bus mažiau negu būtent šita linija, kurią dabar matote ant savo ekrano, reiškia pas jūs tiesiog greičiau susidėvės koilas ir greičiau reikės ateiti pas mus ir įsigyti naują galvutę arba tiesiog pakeisti į tą, kur yra pas mus štai čia komplektacijai. Tad visą laiką žiūrėkite tai, kad niekada neperžengtumėt ribos ir kad jūs skysčiai būtų visą laiką daugiau negu būtent štai šita linija į viršų. Kągi dabar, manau, galima drąsiai susukti viską atgal. Paėmę mūsų viršutinį kepą galima tiesiog įsukti. Vienas pasukimas to pilna užtenka, toliau galima pinti bet kurį kitą driptypą, bet kadangi tokį neturiu, tai pasiimsiu tą, kuris yra jau įdėtas. Įdėkime čia, užpilkim skystį, kadangi aš jau turiu antrą krauną, tai vieną palikime naują, kitą mes toj pagarinsim. Crown kaitiklis, maksimaliai galima 9, bet aš pastebėjau, kad galima ir ant 100, tai realiai mes ant tiek jį ir išbandykim. Garų yra tiesiog per ausys, jų čia yra labai daug, skonis yra lygiai tiesiog dieviškas. Nesakau, kad čia yra kažkas kaip koks nors sarda, bet tikrai skonis labai ir labai neatsilieka, jo čia yra pakankamai daug, tiek pat, kiek ir garų. Ir tik tais 100 vatų, nereikia 300 vatų, kad turėtų daug garų, kaip mes jau tai pastebėjome, su Crown kaitikliu. Tai realiai dar kartą pagarinkim porą garų, porą išpūtimų ir mes galėsim baigti šitą gerą apžvalgą. Skanu ir daug. Realiai, ko dar gali reikėti? Tiek apie kaitiklį Crown 3, kuris man iš tiesų labai ir labai patiko ir aš jau antrą dieną negaliu tiesiog nuo jo atlipti. Tai realiai tiek būtų apie šitą viską. Ačiū visiems už peržiūrą, dėkit like, comment ir subscribe ir susimatysim labai ir labai greitai su kitom prekiam. Su jumis buvo Go4Vape ir visiems tiesiog gero.